Labas rytas visiems, su jumis ir vėl sveikinuosi aš, kulinaras Martynas. Na, o šį rytą aš pabandysiu jūs nustebinti naujų jums ir negirdėtų patiekalų vištienos mūsų. Tačiau tai, kad jūs dar negirdėjote to, visiškai nereiškia, jog tai nėra verta jūsų dėmesio. Patikėkite manim, verta ir dar kaip. O patiekalo gamybai naudosime vištienos krūtinėlę maltą, špinatus, kiaušinį, šiek tiek česnako, svogūno, be abejo grietinėlės, truputėlį čiobrelių ir balto vyno. Pirmiausiai mums reikia užsikaisti vandenį tam, kad nublanširuotumėm špinatus. Taigi taip ir padarome. Išplaksime kiaušinį, kurį naudosime vištienos mūsų gamybai. Įdedame čia vištieną. Girdžiu, vanduo jau verda. Tai aš paimsiu ir iš karto nublanširuosiu špinatus. Jeigu lapai šiek tiek kietesni, galite palikti keletą minučių pastovėti karštame vandenyje. Išmaišysiu vištieną su kiaušiniu. Kada jaučiame, kad masė jau suvienodėja ir darosi lipni, įpilkime šiek tiek grietinėlės. Grietinėlė pridės vištienai tokio švelnumo. Vėl permaišome su grietinėlė. Dabar bersime šiek tiek druskos ir truputėlį šviežiai malto pipiro. Dabar mums reikės maistinės plėvelės. Siūlą mes taip pat naudosime, tačiau tai nesudėtinė patiekalo dalis. Na ir gražiai išklojame špinatų lapus, dedame vištienos įdarą. Užlankstome, pakavojame, suimame plėvelę, užsukame ir užrišam siūlu. Ir galime dėti į verdantį vandenį. Na štai, ir verdame apytiksliai 15 minučių. Šio patiekalo savikaina nėra didelė, vienam žmogui pavalgyti kainuos apie 5 litai, tačiau skonis čia yra nepakartojamas ir kaip bebūtų, mes naudojame vištienos krūtinėlę, o tai nėra pigiausia mėsa. Padažo gamybai pirmiausiai įkaitinkime keptuvę su alyvuogių aliejumi. Nepamirškite pasirūpinti sviestu, nes jis bus reikalingas taip pat mūsų padažo gamybai. Ir pjaustome svogūną labai plonais griežinėliais. Griežinėliai turi būti permatomi. Ir šiek tiek česnako. Jį sutraiškome ir susmulkiname smulkiai. Girdžiu, aliejus jau spirga, vadinasi jis įkaito, taigi galime viską dėti į keptuvę. Nepamirškime maišyti mūsų svogūnų su česnakais, kad jie neprisviltų. Vynas suteikia tik tais aromatą ir šiek tiek skonio. Jisai neturi būti pilnavertė sudėdamoji dalis. Kada vynas išgaruoja, tada galime išjungti elektrą ar dujos, kas ten pas jūs yra, ir dėti sviestą sukamaisiais judesiais, jį sukti tol, kol jis ištirps. Nuskiname šiek tiek čiobrelio. Štai taip susmulkiname. Beriame čiobrelio, druska ir šviežiai malti pipirai. Superinis padažas. Mūsų mūsas jau išvirė ir maišeliai įsipūtė, o tai reiškia, kad viskas yra gerai. Atsargiai nupjauname. Ir galime užpilti padažą. O dabar palinkėsim gero apetito ir laukite manęs rytoj ryte. Iki pasimatymo. Skanaus jums.